Viena Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų nuotrauka tiek reikėjo Tomui Sakro, kad dirbtinio intelekto įrankiais sukurtų smagų skaitmeninės bangos reklaminį vaizdo įrašą. Dirbtinis intelektas per pastaruosius kelerius metus tapo viena svarbiausių technologijų, keičiančių mūsų kasdienybę, darbo rinką ir prieinamą kiekvienam. Lietuvoje veikia daugiau nei 200 su dirbtiniu intelektu dirbančių įmonių. Vienos iš ryškiausių inovacijų sričių yra kibernetinis saugumas, duomenų analizė, inžinerija ir elektroninio verslo sprendimai. Mes turėjome 6 kartus išaugusią investicijų dalį į startuolius, kurie daro dirbtinio intelekto sprendimus. Ir tai buvo rekordiniai metai, pritraukė virš 134 milijonų investicijų. Karščiausia naujiena Lietuvos verslo pasaulyje – debesijos išlaidų optimizavimo produktą verslui vystanti bendrovė Cast AI pasiekė vienaragio statusą. Tai 5. Lietuvos vienaragis, kurio vertė viršijo $1 milijardą JAV. Mes prieš 5 metus pradėjom, kaip kuriam įmonę, daryti tą klasikinį machine learning, tą tikrą AI ir labai sėkmingai integravom į savo produktą ir jis veikia. O prieš porą metų pradėjome kurti LLM-based pagal naują AI produktus ir šiandieną jau turime 3, kurie irgi yra sėkmingi. Daugiau nei 300 darbuotojų 34 šalyse turinti Cast AI produktus vysto Lietuvoje, Vilniaus inžinerijos centre. Į klausimą, kas leido pasiekti tokios sėkmės, Cast AI inžinerijos viceprezidentas Augustinas Tirbis nedvejodamas atkerta. Labai stipri komanda, kuri orientuota buvo ne tik sunkių techninių problemų sprendimą, bet ir kliento problemų sprendimą. O kai padarai klientui, sprendi problemų, už ką jie nori sumokėti pinigus, tai visą likę jau paprasta. Ekspertai prognozuoja, kad iki 2030-ųjų dirbtinis intelektas taps pagrindiniu ekonomikos, mokslo ir socialinių pokyčių varikliu. Panašiai kaip internetas 2000-aisiais ar išmanieji telefonai 2010-aisiais. Aš manau, kad nuo idėjos sukūrimo iki pabandymo su klientu tas tarpas 10 ar 100 kartų sutrumpėjo. Galima sutaupyti tiek pinigų ir laiko ir aš manau, tai atvers daugybę dalykų. Kiekvieną mėnesį yra išleidžiamas vis naujas modelis, vyksta nauja inovacija ir tas tobulėjimas vyksta labai greitai. Nauji produktai, kurie yra susijęs su dirbtiniu intelektu, jie yra labai konkurencingi ir vyksta skerdynės, vos ne. Lietuvos dirbtinio intelekto asociacija kasmet rengia geriausių dirbtinį intelektą naudojančių įmonių iniciatyvų, išradėjų ir jaunųjų kūrėjų apdovanojimus. Jos vadovas pastebi, kad sulaukia vis daugiau paraiškų. Vadinasi, daugėja dirbtinio intelekto sprendimų kūrėjų ir vartotojų. Viena iš mūsų programų AI Foundations, organizuota kartu su filantropinė organizacija Google.org, pritraukė daugiau nei 23 000 dalyvių, kurie mokėsi praktiškai, kaip naudotis dirbtinio intelekto technologiją ir kaip ją pritaikyti savo darbuose ir asmeniniame gyvenime. Labai dažnai girdime tokį naratyvą. Kinija, Amerika sukurs ir laimės dirbtinio intelekto lenktynės. Tačiau mes matome, kad su dirbtiniu intelekto labai dažnai užtenka turėti vos keletą talentingų žmonių. Kalbinti ekspertai įsitikinę, kad šalys ir įmonės, kurios greitai adaptuos dirbtinio intelekto technologijas, įgis milžinišką konkurencinį pranašumą. Lietuvai tai unikali galimybė tapti ne tik technologijų vartotoja, bet ir kūrėja. Talentai yra vienas svarbiausių kiekvieno startuolio sėkmės faktorių. Aš manau, kad Lietuvoje turime labai solidžius akademinius pagrindus specialistam paruošti. Jeigu pasižiūrėtume populiacijos lygį, tai Lietuva yra reitinguojama tarp top 10 pasaulio šalių pagal procentą, kiek žmonių išeina išklausę IT susijusius sprendimus, su mašininiu mokymu ir dirbtiniu intelektu susijusius sprendimus. Prieš 3 metus, kai sprogo tie LLM AI'us, atsirado profesionalų karta, kurie nesupranta, kas vyksta po apačio, o tiesiog promptina LLM-ą. Aš siūlau nepraleisti galimybės išmokti padėti solidžius pagrindus. Aš vadinu tą klasikinį data scientist. Jie bus reikalingi ateityje. Lietuvos pažangiausių įmonių vadovų, dirbtinio intelekto ekspertų ir entuziastų paklausėme, ką patartų jaunam žmogui, kuris turi verslo idėją ir nori ją įgyvendinti.
Tai patarčiau tikrai nebijoti mokytis, testuoti, kuo greičiau nebijoti klysti, nes dirbtinis intelektas mums taupia tiek daug laiko, kad mes galime iš tiesų jau pirmuosius prototipus ir parengti vos ne per parą ir turėti pirmuosius klientus ir ištestuoti ir matyti, ar verta judėti, ar verta investuoti tą laiką ir galbūt sustoti ir permastyti savo idėjas. Daugelis problemų atrodo neįsprendžiamos iš pradžių, bet reikia užsispyrimo ir po truputį tos problemos yra išlukštenamos ir sprendžiamos. Primygtinai rekomenduočiau, neklausykit nieko. Paprastai žodžiais, dabar yra auksinis laikas kūrybingiems žmonėms. O ko palinkėčiau, tai drąsos. Tai eik ir daryk. Kitais metais jau faktas turėsime dar daugiau sėkmės istorijų. Dirbtinio intelekto entuziastų bendruomenė visiems abejojantiems primena, kad nėra geresnės dienos pradėti mokytis ir kurti verslą nei šiandien.